Ponios ir ponai, mielą 2016 metų laidą. Tepkitės kremu nuo saulės. Kartoju, jeigu galėčiau duoti vienintelį patarimą ateičiai, tai būtų kremas nuo saulės spindulių. Ilgalaikiai kremo nuo saulės naudojimo privalumai yra įrodyti mokslininkų, o visi kiti būsimi mano išsakyti patarimai bus grįsti tik mano asmeninė patirtimi. Visgi labai noriu pasidalinti šiais patarimais su jumis. Mėgaukite savo jaunystės galia ir grožiu. Nors, tiesą sakant, savo jaunystės grožį ir galę suprasite tik tuomet, kai jaunystė jau bus pasitraukusi toli ir išnykusi. Tačiau patikėkite, kai po 20 metų žiūrėsite į savo fotografijas, suprasite, kiek daug galimybių turėjote anksčiau ir kaip nepakartojamai atrodėte. Ir net nebuvote toks storkis, kaip įsivaizdavote. Nesijaudinkite dėl savo ateities. Nors kita vertus jaudinkitės, tačiau supraskite, kad jaudinimasis tokia pat efektyvi priemonė, kaip kad mėginimas išspręsti algebros lygtį kramtant gumą. Tikri gyvenimo iššūkiai yra tie dalykai, kurie niekuomet nepasiekia jūsų susirūpinusių minčių. Tie, kurie tarsi apakina jūs 16 val. Dienos, įprastą antradienį ar trečiadienį. Tiesiog imkitės bent vieno dalyko kiekvieną dieną, kuris jūs išstumia iš komforto zonos. Dainuokite. Nebūkite beširdžiai kitiems žmonėms ir neprasidėkite su žmonėmis, kurie yra beširdžiai jums. Tie asmenys neverti jūsų laiko. Valykitės tarpudančius. Nešvaistykite laiko pavydėdami. Kartais kaip tik jūs esate priekyje, o kartais atsiliekate. Lenktynės ilgos, tačiau galop suprasite, kad lenktyniaujate tik pats su savimi. Prisiminkite visus komplimentus, kuriuos esate gavę ir užmirškite įžeidimus. Jeigu jums tai pavyks, pasidalinkite ir su manimi, nes pats šito dar neišmokau. Ir išsaugokite senus meilės laiškus, o išmeskite nereikšmingas seniai gautas sąskaitas. Pasitemkite. Nesijauskite kalti, jeigu šiuo metu nežinote, ką darote, ar ką norite daryti savo gyvenime. Patys įdomiausi žmonės, dar būdami 22 metų amžiaus, nežinojo, ko nori iš gyvenimo ir net pažįstu kelis įdomius 40-mečius, kurie taip pat vis dar ieškojimuose. Pasikraukite kalcių. Ir aš nekalbu apie Vytautą. Saugokite savo kelius, nes vėliau jų galite pasigesti. Mielieji, galbūt vesite ar ištekėsite, galbūt ne. Galbūt turėsite vaikų, galbūt neturėsite, galbūt išsiskirsite būdami 40, o galbūt šoksite ančiukų šokį savo 75 metų sukakties šventėje. Kad ir ką bedarytumėte, per daug savimi nesididžiuokite, tačiau ir nenuvertinkite. Jūsų pasirinkimai – tai jūsų galimybės. Mėgaukite savo kūnu, naudokitės juo kaip tai galima įvairiau, nebijokite ir nesigėdykite jo. Tai pats geriausias instrumentas, kokį tik turite ar kada turėsite. Šokite, net jeigu neturite tam tinkamos erdvės apart savo mažo butuko. Atkreipkite dėmesį taisyklės ir nuorodas, net jeigu jomis ir nesivadovaujate. Neskaitykite žurnalų apie žmonės, stilių ar grožį, taip tik pasijusite esantis bjaurūs. Dažniau bendraukite su savo tėvais, nes kai jų neteksite, jau bus per vėlu. Būkite geri ir savo giminėms. Jie yra tarsi jungtis su jūsų praeitimi ir žmonės, su kuriais greičiausiai siesis jūsų ateitis. Supraskite, kad vieni draugai atsiranda, kiti išeina, tačiau kai kurių turite laikytis įsikibę. Nebijokite darbo, nes tik jis jums nuties tiltus į kitus kraštus ir leis paragauti įvairių gyvenimo stilių. Pagyvenkite svetimame krašte – New York'e, Londone, Atėnuose, Bankoke, kur tik pavyks. Pasikraukite pasaulio energiją. Tačiau gali būti, kad pastebėsite, jog savęs ieškoti skrendame į kitus kraštus, tačiau atrandame tik sugrįžę namo. Tiesiog gyvenkite. Supraskite įvairias perspektyvas, nes būdami pasenę nostalgiškai žiūrėsite į praeitį, kaip mūsų seneliai žiūri dabar ir fantazuosite, kokios jūsų laikais buvo mažos kainos, politikai buvo padorūs, o vaikai gerbė savo tėvus. Todėl gerbkite vyresniuosius, tačiau nelaukite, kad kuris nors paremtų jūs finansiškai. Ieškokite galimybių būti nepriklausomi, užmegzkite kontaktus, darykite tai, ką darote geriausiai. Ir neleiskite per daug laiko prie veidrodžio, nes būdami 40 atrodysite lyg 85. Žadėkite, o pažadus vykdykite, tiek savo, tiek kitiems. Veikti pradėkite ne rytoj ir ne naujais metais, o dabar. Įsiklausykite, tačiau priimkite tik tuos patarimus, kurie nekvepia žuvimi ir yra duoti žmonių, kuriais tikite ir pasitikite. Manimi irgi galite pasitikėti, juk aš jūsų direktorius, o pasitikėkite ypač dėl kremo nuo saulės, nes po 20 metų čia Lietuvoje gyvensime kaip Ispanijoje. O dabar pasilinksminkite ir gerų naujų metų.